Tai sveiki visi. Varom šiandien frezuoti. Taip pasakius, smulkint ar dar kaip. Jau esam užsikabinę. Tai šitą turim ir tada tenai dar toliau. Nu, bus ką veikti, ne? Tai va, aš jums tokį uždėsiu. Ir galėsit žiūrėti savo ramiai. Čia nuo vakar biškį žolių parskrido man. Ja. Nu, bet šiandien bus ir įdomu jums pažiūrėti, nu, vaznais. Dar nepasidarėm, nežinau. Tiesiog dėjau gazą šiek daugiau. Nu, ir ale suveikė. Tai gerai, tada jums iškart paruošiu, čia vietikę, viską paruošiu. Nežinau dar kaip matysit, bet pats kaibas. Gerai, pirma. Nežinau, ar matęs ar nesimatė, bet ką pradėjo dūmyti. Prasivalom, bet taip aš į pirmų bėgių jau pilnais gazais varau. Čia labai nenoriu rimti, nu čia dėl to gal baisiai šlapia žolė. Įkaitė, nes man katvino aš pradėjo baisiai dūmyti. Per biškį prasisuka dirželis per daug. Nu čia tai savo surprizą turėsiu. Žodžiu, pacanai, false alarm. Netikras pavojus. Su tėvuku biškį pasivažinėjom, aiškinau porą dalykų. Jis turėtų stovėti iš mus.
žodžiu, kitaip tą pasakius, labai žemai ir pjoviau. Žiau, kokius kampus daro, tai man ten baisu, net palika, aš dar net tokių kampų nežadu daryti. Man per baisu. Paskui tą kartą su jais savo praktiką irgi viską pasako. O aš irgi per mažą kampą nenoriu daryti. O geriau darysiu didesnį, negu bandysiu kartot tą patį. Tai va. Daugiau tiesiog visada ant gazas jėdi ir daugiau su sankaba žaidė. Nu, pala, gal šis parodyti. Žodžiu, važiuojam visada va ant gazą. Aišku, pilnai va nuspaudęs. Dabar daugiau su sankaba keisi. Dabar dar normaliai varom. Va, jau storesnė, daug žolė daras. Aš sankabą numynęs, tik mes vieną. Tai ką, baigta, čia palikom ir va tenai suvarėm. Viskas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, paspauskite laiką, prenumeruokite kanalą ir susitiksim kitame video.